40 jau nori išvažiuoti, tai nori šiek tiek tą pasakyti. Puslankį. Veidelius, linksnesnius truputį, suprantu, kad savaitė buvo nelengva. Spartietiška, aš kokia? Amerikietiška. Aš žinok, tu rašiau. Tučiukas toks. Jo. Beveik nežinau. O, šypsami. Mama. Jeva. Atsimenat pirmą dieną? Atsimenat, kaip sėdėjo čia puslankose? Vieni kitų nepažindami, kai kurie buvo draugai, kai kurie jau buvo susidirbę, jo? Buvo taip? Nebuvo. Aš pradėsiu tuo, pradėsiu pabaigimą tuo, kuo aš pradėjau, kai mes pirmą kartą čia susitikom. Tada aš prašiau jūsų paploti vieni kitiem, kai jūs atvažiavote. O aš dabar jūsų paprašysiu paploti vieni kitiem, už tai, kad jūs čia buvote. Šitą stovyklą įvyko dėl 4 mokyklų, kurios buvo čia 4 dienas. Buvo iš Klaipėdos 2, Vakarų Lietuvos verslo kolegija, LCC universitetas, buvo Vilniaus verslo kolegija ir Vilniaus dizaino kolegija šiandien. Jeigu ne šitie žmonės, jeigu jie nebūtų patikėję, kad mes galim griauti, ir jeigu jie nebūtų mums padėję, tas mes tikrai nebūtų visą to buvę. Paplojam jiem. Myliu šitas mokyklas, nes jos yra visiškai kitokios, nebijo savo iššūkių, nebijo, kad mes galėjom visiškai susifeilinti, galėjo tai neįvykti, nes nesirinko, viskas rinko, tada pagalim dar kitaip ir va. Susirinko žmonės tokie, kokie tikėjomės. Mes labai bijojom, kad bus marozai. Mes labai bijojom, kad bus tokie, kurie atsineša 2 seno čipsai, o tai vokė. Bet tokių nebuvo, ne? Bet esminis dalykas. Ar sugriovėt? Taip. Ar sugriovėt bent po vieną mitą? Ar buvo gerai? Kam buvo gerai? Ar sugriovėt mitą, kad galima 6 dienas išgyventi be mėsos? Ar sugriovėt mitą, kad galima ryte atsikėlus 7:30 padaryti mankštą? Ar sugriovėt mitą, kad joga ir atsipalaidavimas yra gerai? Gerai, klausom ne tik tai širdim, bet ir ausim. Padarom trumpą maištelę. Ir man pažadėkit, kad į šitą maištelę įvesti savo mokyklą, bent vienoj pamokoj. Gerai, nykštį pakeliam, smilį pakeliam, dydį pakeliam, bevardį pakeliam, mažylį pakeliam. Kitą nykštį, kitą smilį, kitą dydį, kitą bevardį, kitą mažylį. Pasikasam. Pakeliam galvą. Ausis. Pakeliam savo. Pakeliam, paskraidinam ausis. Aukštyn, žemyn, visai. Pamalo. Pasakom labas veidui. Įkalam amerikiešką šypseną. Išlaikom. Kas didesnė?
Tas kvailesnė ir didesnė amerikiečka šypsena. Ką čia dar pasakyti? Gerai. Yra tam tikri dalykai, kurie aš negaliu praleisti. Ir jeigu aš praleisiu, aš labai lydėsiu dėl to. Tai paklausiu dar kartą. Patiko? Taip! Darysim kitais metais? Taip! Žiemą susitinkam? Taip! Jūs būsit organizatoriai? Taip! Ar jūs būsit organizatoriai? Taip! Ar jūs būsit organizatoriai? Taip! Mes padėsim? Taip! Gerai. O dabar vienas kitam pasakykit. Piktai. Kad stovykla buvo labai gera. Piktai. Stovykla buvo labai gera. Stovykla buvo gera. Gera. Gera bus. Liūdnai. Pasakykit vieni kitiem. Liūdnai. Liūdna, leidant taisykit, jeigu nepavyksta, bent jau šimai padarykės. O dabar, jeigu atsimenat pirmą dieną, aš jūsų prašiau šitos du dalykus padaryti. 15 daryti. Koks buvo trečias? 15. Koks buvo trečias? Jūs turėjot susitikti savo seną draugą. Bet šį kartą žinot, ką mes padarysime? Įsivaizduojate, kad mes susitikom lygiai po metų. Vieni su kitais. Parodyk, kaip jūs susitiksit po metų. Gaila. Pačią pirmą minutę. Kiek jūs žmonių sugebėsit per trumpą laiką apkabinti? Per vieną minutę. Kiek apkabinti? Einam valgyti. Yra keli dalykai, kuriuo aš jūsų labai paprašysiu. Esminiai dalykai. Ta pačią sekundę, kai jūs išeisit po šitos martus, išvažiuosit, išplauksit, išskrisit, ką norit. Kai tik tai išvažiuosit iš čia, jūs turite apkabinti bent 10 žmonių. Visiškai, kurie nieko nenutoks. Apkabinti, sakyt, tokia gera vasara. Sakykit, ką jūs norit, bet apkabinkit 10 žmonių. Parodykit, kad jūs iš tikrųjų iš čia išsivežat kažką su griovė. Stereotipus, kad vyras vyrą gali apsikabinti, jo? Jo? Kilerikai žaidžiam, gali pabučiuoti viens kitą, jo? Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas. Jūs visi žaidėt tą patį žaidimą, kuris vadinosi žaidimą. Kelias dienas prašėt, kad susiraskit tas 4 mokyklas. Parašykit kaip nuosvatos draugą po laišką. Aš jiem nesakysiu nei vienam, vyro tik vieni dalyvauja, tai dirbi, bet kitų nėra.
visiems, būkit žmonės, parašykit po laišką, kaip rašot tam draugui. Adresas Facebook'o ar vienas? Susirasit? Susirasit. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs parašysit. Aš labai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie prisidėjo prie šito organizavimo, ims, paskambins man ir sakys, jo, buvo gerai. Jo, mums parašė kažkokie neaiškus žmonės. Tipo, slaptas draugas pasirašė. Būtų aфиген. Ir dar aš jūs labai noriu paprašyti, kad jūs padėkotumėt tiem žmonėm, kurie buvo virtuviai, kurie buvo su jumis 24 valandas, atsiprašau, 26. Jo? Čia nueit dabar? Jums priminti jos? Bėgam ir apkabinsim. Jo!